Retos ligos retos tik atskirai. Iš tiesų, jomis serga apie 6 procentai mūsų, maždaug 200 tūkstančių žmonių Lietuvoje. Ir kiekviena istorija svarbi. Kauno klinikose veikiantis retų ir nediagnozuotų ligų koordinacinis centras padeda sujungti specialistus, žinias ir galimybes. Mes koordinuojame retomis ir nediagnozuotomis ligomis sergančių pacientų kelią nuo pirmųjų simptomų iki diagnozės ir gydymo. Retos ligos paliečia įvairias sritis, nuo vaikų neurologijos ir kardiologijos iki retų onkologinių ar genetinių ligų. Kauno klinikose veikiančių kompetencijos centrų tinklas apima platų spektrą – vaikų ligas, paveldimas, imuninės, metabolinės, neurologinės, širdies, odos, akių, kaulų ir kitas retas ligas. Kai kurios retos ligos atsiranda anksti, kitos tik suaugus. Dauguma jų lėtinės, pažeidžiančios kelias kūno sistemas. Dažnai prireikia metų, kol nustatoma tiksli diagnozė. Mūsų misija – sutrumpinti šį kelią. Net jei gydymo dar nėra, ankstyva diagnozė leidžia palengvinti simptomus, sulėtinti ligos eigą ir pagerinti gyvenimo kokybę. Kauno klinikos dalis Europos referencinių tinklų ERN, vienijančių geriausius retų ligų ekspertus. Bendradarbiaujame daugiau nei 10 sričių, nuo retų kepenų, plaučių, širdies ar odos ligų iki epilepsijos ar sudėtingų genetinių sindromų. Kartu kuriame tarptautines diagnostikos gaires ir ieškome naujų gydymo galimybių. Dirbame tam, kad ne vienas pacientas neliktų be atsakymų, kad šeimos neliktų vienos su nežinomybe, kad žinios, tyrimai ir specialistų komanda būtų pasiekiami laiku. Retos ligos reikalauja ypatingo dėmesio. Mūsų darbas šį dėmesį užtikrinti. Retų ir nediagnozuotų ligų koordinacinis centras. Čia mes jungiame žinias tam, kad atkurtume viltį.